Sveiki, mėlyjeji. Kaip ir kiekvieną šeštadienį Lietuvos televizijos eteryje laida Švarus pienas. Šiandien matysite. Pieno kelias nuo karvės iki šaldytuvo. Vieniems galimybė uždirbti, kitiems pavojų laukas. O čia yra bakterijų sriuba. Vertingiausi melžimo patarimai tinkantys 2, 15 ar 100 karvių ūkiams. Tam, kad pienas būtų vertas aukščiausios kainos. Taigi, kaip primelžti tą aukščiausią kainą vertinamą pieną? Juk kiekvienas ūkis skirtingas, viename melžiama rankomis, kitame melžyklomis. Specialistai tvirtina, kad vienas svarbiausių dalykų yra melžimo higiena. Juk švarus pienas gali būti primelžtas tik tada, kai karvė švariai paruošiama melžimui, švari pati melžėja, švarūs ir sterilūs indai ir melžimo įrankiai. Tačiau kartais nutinka taip, kad tokie elementarūs dalykai pakiša koją net ir 14 ar net keliasdešimt metų karves melžiantiems ūkininkams. Tiesa, tikrai ne visiems. Mūsų laidos ekspertai netrukus papasakos apie tokius atvejus ir pamokys, kaip teisingai pamelžti karves bei nekartoti pačių elementariausių melžimo klaidų. Šį kartą atvykome į sodybą Alytaus Remeikių kaime, kur pensininkai kasilioniai laiko porą karvių. Laikom karvės, nes biškį trūksta pensijos, nepragyvenam vien tik iš pensijos. Jeigu brangiau moka, tai biškį daugiau, o jeigu taip maždaug apie kokį, iš 2 karvių apie kokius 600. Mūsų tikslas yra pasiekti, kad perdirbėjai mokėtų kuo daugiau, o daugiau mokama tik už aukštos kokybės pieną. Tam pasikvietėme melžimo specialistą Alfonsą Vitkauską, kuris pamokys, kaip taisyklingai pamelžti karvę rankomis ir į bidonėlį. Taigi, visų pirma, melžiant rankomis, paruošimas kuo švaresnis indas. Indas, kur melšime, turi būti skirtas maistui. Iš plastmasės medžiagos, kitaip sakant, kur galima pilti maistą. Kitaip sakant, reiškia pienas ten ir kita. Na ir kad melžiant, reiškia, iš tvarto negautų pašalinio oro, kvapo ir taip toliau, mes specialiai uždengiam. Ir per šitą melžiam. Kol melžti rankomis dar nepradėjome, persikelkime į netoliese esančio Miroslavo gyvenvietę, kur 5 karves laikantys runčiai taip pat ruošiasi rytiniam melžimui. Mėgsta mano vyras labai gyvulius, gal nuo vaikystės taip papratęs, užaugęs kaime. Ir dabar šeima sukūrus vis tiek laiko. Tos gyvulėlius bėga išlekia. O aš tai tiesiog jo pagalbininkė. O laikom dėl to, kad nuo šeimoje auga 3 vaikai. Aišku, jau ir suaugę, bet dar mokosi. Tai reikia pinigėlių. Na ir dar vienas ūkis Kauno rajone, Margininkų kaime, kuriame melžiama karvių per 160. Ūkis iš supirkėjų gauna priemokas už kokybišką pieną, po 4 centus už litrą. Turbūt ekonominiai svertai nėra maži, kurie dabar, kurių dėka šiuo metu siekiama, kad iš ūkio būtų išgaunamas geros kokybės pienas. Pavyzdžiui, pas mus ūkiai, mikrobiologinis užterštumas šiuo metu yra 10-15 mikrobiologinis užterštumas, o somatinių siekia dabar tik iki 200. Melžiant melžimo aikštelėje, vakuumą patikrinti taip pat yra būtina, nes prastas slėgis kenkia karvės sveikatai ir pieno kokybei. Ryte ir vakare melžėjai atėjus, jinai privalo pažiūrėti, koks yra vakuumo lygis. Ir jeigu vakuumo lygis nukrenta, automatiškai karvės neįsimelš. Ir jeigu vakuumo lygis pakyla, automatiškai vakuumas traumos karvės penius. Ir mes momentaliai po gero melžimo matysime somatinių ląstelių kilimą. Ir karvių, jeigu mes laiku nepašalinsim tos priemonės, karvių primelžis kris, mastitų atžvilgių pieno kokybė prasties, somatinių ląstelių didės. Ir galų gale mes pamatysime, kad didėja klinikinių tešmens uždegimų. Matot, čia atveju melžiasi karvės aikštelė, vakuumas turi būti 38-42. Šiuo atveju melžiam, vakuumas yra 40, tai yra normalus leistinas vakuumas.
Kitas svarbus dalykas yra nuo taisyklingos vietos pradėti melžti karves. Ar tai melžiami linija ar aikšteliai, melžimas prasideda nuo kolbos ir eina toli nuo kolbos. Karves melžiant tiek rankomis, tiek melžyklėmis principas tas pats – švara pirmiausiai. Ir visiškai nesvarbu, kiek karvių ūkyje. Svarbu tik, kad prieš melžimą jos būtų tinkamai ir sausai nuvalytos. Ranko melžiant, tai būtent reikia gerai paruošti karvę. Sakykime, aš čia pirmo atveju apšluostėm karvės išorę. Tai yra labai svarbu. Sakykime, karvės šonus, dugną, tiesiog prie pilvo dalį, reiškia, prie tešmens ir tiesiog, reiškia, pašluostėm šlaunį. Nes nuo šlaunies, reiškia, gali irgi įkristi. Ir antra vertus, pavyzdžiui, kada jau yra apvalyta, tai tiesiog švaresnis būna žmogus, kai pasiruoši darbo vietą, įsišluoji. Ant 1 kvadratinio centimetro karvės odos, užterštos mėšlu ir įvairiais nešvarumais, yra milijonai įvairių mikroorganizmų. Tinkamai prižiūrint karvių odą ir tešmenį, mikroorganizmų skaičių galima sumažinti. Kad šie mikrobai nesidaugintų, karvę reikia valyti sausai. Būtent sausai. Po keletą ūkių per savaitę aplankantys specialistai piktinasi, kad kai kuriuose ūkiuose melžėjos tešmenį nevalo, o šlapia pašluostė tiesiog nešioja mikrobus nuo tešmens ant tešmens. Tam vandenį šluostę, kai pamerkiam ir kitai karviai nešam, jau tas kibiras būna pavirtęs bakterijų sriuba. Ir jeigu sekančią karvę, tai mes tą visą užnešim tuos visus nešvarus kitai karviai. Ir jeigu karvė serga, tai mes tik platinam mastytą. Ar kaip dabar būtų, jeigu tą technologiją mes patys savo buitį pritaikytum? Nuneškim šitą, išdėkim pašluostę ir nuneškim tą kibirą į tualetą padėkim. Atimkim iš tenai popierių, juk su juo neina nuvalyti tešmenų, nes jis minkštas, neva yra, nebent pratrūkstas popierius valant, tai išimkim ir tualetinį popierių, išmeskim. Padėkim šitą kibirą, o vieną ir atlikę savo reikalus, plaukimės irgi vienu visi. Jeigu galvojam, kad tai karvėm galima, tai ir patys savo tada darykim. Ar patiks mums tai daryti? Ūkiai, kurie prastai laikosi higienos reikalavimų, ne tik susargina karves, primelžia prastesnės kokybės pieno ir mažiau žygauna. Tačiau tokie ūkiai gali sulaukti ir veterinarijos specialistų dėmesio. Padidintos rizikos ūkių, kurie jau yra pažeidę sanitarijos reikalavimus, sąrašas puikuojasi internete. Iš nesugebėjusių laikyti švaros atimama teisė parduoti pieną. Tiesa, tarnybos atstovai tikina, kad tai kraštutinės priemonės. Aš skaitau, kad bijoti tikrai nereikia. Mes esame ne baugų tokia tarnyba, bet esame patariamoji ir tiesiog pasitarti žmogus gali išspręsti vieną ar kitą problemą. Nes tikrai mes patirties turime, mes matome labai daug ūkių, matome, kaip tuos sprendimus priima patys ūkininkai, tas, katras turi vieną karvytę, tas, kas turi ir 800 karvių, kaip tos problemos yra sprendžiamos. Tai mes tikrai yra pirmiausias mūsų reikalas, patariamasis. Dabar imsime vilgiklį, putas, speciali priemonė, iš priešingos pusės priekinį, galinį, dabar kitą galinį, putom pavilgom, ir dabar praėjus maždaug 15-20 sekundžių po mūsų pavilgėjimo, reiškia, tos putos veikia, tiesiog ardo tą mūsų apsauginę plėvelę, naikina bakterijas ir labai puikiai padeda paruošti spenį melžimui. Palaukus 10-15 sekundžių spenius reikia nuvalyti. Specialistai tam pataria naudoti vienkartinės sausas šluostes ir kiekvienam ketvirčiui naudoti vis kitą šluostis vietą. O kad neplatintume tešmens uždegimą sukeliančių mikrobų nuo vienos karvės kitai, rekomenduojama kiekvienai karvei naudoti atskirą servetėlę arba pašluostę. Galiuką patį reikia labai gerai nuvalyti, pamasažuoti, nes čia yra receptoriai, kurie atleidžia karvė pieną. Karvė pieną yra prigaminusi, bet jie atpalaiduos tik tada, kai mes sumasažuosim. Nuvalant karvės spenį, patartina nuvalyti sukiamaisiais judesiais ir pabaigti spenio galiuką nuvalymu. Tam, kad sudirgintų spenių galiuko receptorius
ir to pagalba oksitocinas išsiskyręs hormonas geriau atleis pieną. Čia yra receptoriai, yra nervinis rezginys labai stiprus. Ir matot, pamasažavauja, papas yra pilnas pieno jau. Pieną dabar reikia patikrinti. Indelis su juodu sieteliu tam tinka labiausiai. Ant jo skirtingos stambumo sietelio, numelžus pirmasias šiurkšlės, geriausiai matosi, ar karvė serga mastitu. Geriausiai naudoti yra indelį su juodu sieteliu arba įdekliuku. Į šitą sietelį, jeigu bus klinikinis mastitas, iššoks krešuliukai. Svarbai taisyklingai yra laikyti indelį, kad jeigu laikyčiau šitoj rankoj, pavojus yra, kad man karvė spiriant gali daužti galvą ir prakirsti akį, nosį. Laikom prie karvės kūno ir numeldžiam po porą čiurkšlių pieno ir stebim, ar tose šiurkšlės nėra krešuliukų. Jei pienas pakitęs, jame matome krešulių, tai karvę melžiame atskirų melžimo aparatu ir pienas po melžimo pakaitintas sunaikinamas. Tada reikia kuo greičiau kviestis veterinarijos gydytoją, kad karvei paskirtų gydymą. Taip, patikrinus karvę, melžti rankomis jau galima pradėti. Tiesa, nereikia pamiršti, kad kai kurie melžimo būdai karvę gali žaloti. Nesitraumuoja speniai, nes kadangi jeigu tampant, tai labai įsitampoti iš speniai negalima. Tai va, tai reiškia kumštinis būdas, kaip tik melžimui, bet jisai labai vargina rankas. Ir dažnai melžėjos po to skundžiasi. Didesniuose ūkiuose paruošus karvę jau galima taip pat pradėti melžimą. Tik reikia įsitikinti, kad prieš uždėdami įrangą spenius švariai ir sausai nuvalėme, o patikrinę įrangą galime jau ją ir uždėti. Nu, tai yra vožtuvėlis, kurioje yra dvi padėtys, reiškia, į viršų atidaryta, žemyn uždaryta ir uždedi delną ir jauti, ar yra siurbimas. Tai yra patikrinimas prieš melžimą. Jeigu kuris nors, reiškia, netraukia, gali būti įplyšusi guma ar panašiai, toks užsitikrinimas, kad melžimo aparatas tikrai patikrintas ir galima. Ir įjungiamas melžimo aparatas, kad karvė iškirstų garsą ir jau jaustų, kad tuoj bus yra melžiama. Labai svarbu, kad į melžimo aparatą nepatektų oro, tiek melžiant melžyklę, tiek melžimo aikštelėje. Girdit, kaip traukia? O reikia pastumti. Ir kada traukia orą, tą pieną mes stumėm atgal karvį tešmenį. Iš pradžių turim uždegimą 1/4, po savaitę ar 2 galim rasti uždegimą jau 2, 3 ar net visos 4 ketvirčiuose, netaisyklingai uždedant aparatą. Tai yra, jeigu dedant yra patraukiama oro. Jei melžimo kolektorius greitai užsipildo pienu, reiškia, kad karvė nestresuoja, nes ko gero melžimui buvo paruošta tinkamai. Ir ilgai melžėm rankom. O dabar įsigiję 2 metai tą aparatą ir iš tikrųjų tai labai esam patenkinti. Kadangi, kaip sakyti, va matėt, uždedi, sutvarkai karvę ir stovi. Stovi laisvas žmogus, nereikia dirbti pačiam. Ir tikrai pasijauti labai sveikatai, rankom ypač tikrai. Ne. Tačiau technika ne tik duoda laisvę, bet ir reikalauja dėmesio, o susidėvėjusias detalės būtina keisti. Jei jos naudojamos per ilgai, tampa ligų priežastimi. Ir gaunasi tai, kad mes su tais melžikliais platinam sukėlėjus, mes bloginam pieno kokybę ir galų gale aplink spenio kanalą susidaro baltas žiedas. Tai yra hiperkeratozė, tai praktiškai yra labai pavojinga, kaip žmogui vėžys. Ir tada mes galime pakeisti melžiklių gumas po 2 metų, bet tą hiperkeratozę mes jau nepašalinsim. Tas pats kaip ir ligoniai, kuris rūkė visą gyvenimą, jam diagnozavo vėžį, jis metė rūkyti, bet klausimas, ar jis pasveiks. Tai yra melžikliai. Pagrindinė problema yra melžiklių spieninės gumos nekeičiamas, dažnai jos įsidėvėja, pasidaro minkštos, gumos pačios korpuse persisuka ir tada spenį jau nevienodai spaudo. Ir ypač smulkesniuose ūkiuose, kas yra akcentuotina, taupumo sumetimais, pieno gamintojai pakeičia, kai susidėvi vieną detalę, pakeičia vieną, o ne visas 4. Nevienodas standumas gumų, nevienodai melžia, o karvutė tą labai reaguoja.
Melžiklių gumas rekomenduojama keisti kas 750 valandų arba kas pusę metų, priklausomai kas greičiau praeina. O silikoniniai melžiklių antgaliai tarnauja 2 kart ilgiau nei 1500 melžimo ir plovimo valandų. Tačiau jei per metus tuos 1500 valandų neveikia, juos vis tiek reikės keisti. Jų amžius neilgesnis kaip metai. Uždarėm vožtuvėlį ir kad nebūtų nuplėštas aparatas nuo karvės tešmens, melžėjai įleido oro, tada įleidus orą labai švelniai, gražiai nusiėmė be skausmo, be jokių sudirginimų melžimo aparatas ir susiurbė lašelius. Taip pat karvė yra pamelžta. Tačiau specialistai nuogąstauja, kad ne visi ūkiai karvės melžia tiek, kiek reikia. Dalis ūkių karvės melžia per ilgai. Nepagalvoja, kad karvei tas penys, kada nebebėga pienas, tas kanalas, jis nuo spaudimo, jis nebesitepa. Pienė yra riebalų, melžimo metu tas penį, ta skylutė patepa, bet kai ją mes išmeldžiam iki paskutinio lašo, nebelieka ką patepti. Tai yra spenys, yra spaudomas, sausas. Tai yra toks pat pavyzdys, kaip važiuoti su mašina, kad pratrūko karteris ir išbėgo tepalas. Va, kiek ilgai galiu su šitą mašiną važiuoti? Jūs man atsakykit. Dažniausiai būna permelžimos karvės, kada būna 2 aparatai arba daugiau, 3 pavyzdžiui, dažniausiai 3, kai būna aparatai ir vienas aparatas prie vienos karvės, kitas aparatas prie kitos, prie trečios ir melžėjai nespėja dirbti, tiesiog būna dažnai perlaikymų. Tai čia yra tiesiog labai aukšto profesinio meistriškumo turi melžėja būti, kad sugebėtų ir jausti, nustatyti tą laiką. Šiuo atveju, kadangi šis ūkis yra nedidelis, čia keletas karvių, tos, kaip matėme, yra užtrūkę, melžia tik tai dėl savo reikmių, tai tikrai pilnai pamelžia karvę jaučia. Nesvarbu, rankomis ar melžiklis buvo melžiama karvė, ją pamelžus būtina dezinfekuoti spenius, kad juos nepatektų infekcija ir karvė neužsikrėstų mastitu. Ši priemonė tokią tikimybę sumažina 50%. Investicija į šitą priemonę karvei metams susidaro apie 20 litrų. Tai jeigu melžiu apie 7,5 tonus iš karvės, paskaičiuokit, kiek gausit pajamų ir čia išleisiu aš 20 litrų profilaktikai mastito. Tai yra, gydant karvę, mastitinius švirkštukus galėčiau nusipirkti 4. 4 švirkštukai, mastitų sergant karvei, dažniausiai jų nepakanka gydant tą karvę. Jodas šiai dienai yra pats populiariausias, kaip į palyginimui žmonių medicinoje po operacijos žaizdas visas apdaroja dažniausiai jodu. Tai yra klasika ir klasikinis produktas visą laiką yra žymiai geresnis ir saugesnis naudojimui. Kiti paspaudus, matot kaip šitas mano indelis su baltu dėkliuku, tas turinys negrįžta atgal į indelį. Tai va, tų, kur grįžta indelių, nerekomenduojama šiai dienai naudoti. Aš sunaudosiu tai karvei, kiek yra čia to dezinfekcinės priemonės. Jeigu grįžtantis būtų, tai tas likęs turinys grįž atgal į indelį ir kiti mikrobai jau yra šiai dienai atsparus jodui ir kitom dezopriemonėm, kurios yra šitą mišinį dezinfekciniam. Ir aš taip darydamas kitai karviai pernešti galiu mastito sukėlėjus. Kai karvė tinkamai apsaugota, galime pasirūpinti ir pieno kokybę. Iš melžimo aikštelės pienas be sąlyčio oro keliauja tiesiai į šaldytuvą, o melžiant į bidonėlį saugotis ore tvyrančių mikrobų jau reikia. Pats perpylimas tvarti negalimas, nes kadangi pienas turi savybę asarbuoti pašalinius kvapus, na ir paprastai tvarto oras būna užterštas dulkės, visokiais mikrobais, taip kad to neįvyktų, tai būtinai turim stengtis lauke, kad nepagautų papildomų kokių išorinių kvapų ir taip toliau. Šiuo atveju lauke supylė ir neš dabar kibirą į virtuvę. Ir tikrai, aš tai visada stengiuosi, kad pienas būtų švarus. Ir savo, ir atiduoti į pienę, kad į parduotuvę patektų geras pienas. Svarbiausia, kad reikia tvarkos, kaip sakyti, viską prižiūrėti, kad būtų tvarkinga, švaru ir netingėti.
paprasta visai. Po pertraukos pamatysite dar keletą naudingų patarimų, kurie tikrai pravers ūkyje. Dar viena svarbi priežastis turinti įtakos pieno kokybei – tai kokybiškas ir laiku atliktas pieno atšaldymas ir laikymas. Pagal ES reikalavimus šaldymo įrangai maksimalus joje telpantis pieno kiekis per 3 valandas turi būti atšaldomas iki 4 laipsnių. Netgi tos baktericidinės fazės dėka bakterijų kiekis netgi gali pamažėti šaldytuve ir kada pienas atšaldomas iki 4 laipsnių temperatūros, tai užtikrina tinkamą bakterinį užterštumą ir bakterijos nesidaugina. Tačiau ką daryti mažame ūkyje, juk toks didelis šaldytuvas labai brangu. Tada daro tokius išmušlus, užšaldo bambalį šaldytuvę ir tą bambalį įmeta į pieną. Vėlgi nėra bakteriologiškai švaru ir nėra higieniškai, tiesiog yra specialūs prietaisai, kurių pagalba galima įmerkti į pieną, tai mini šaldytuvai, ir atšaldo pieną iki tinkamos temperatūros. Runčiai pieną atiduoda nukoštą ir dar neatšaldytą. O štai Vokietijoje Bavarijos krašte smulkūs ūkiai naudoja mažus 50-150 kg pieno aušintuvus ant ratukų. Ir kas antrą dieną pagal nustatytą grafiką su pieninė, aušintuvą išjungia iš elektros tinklo, atveža prie kelio. Čia atvažiavęs pienvežis prisisuka žarną ir įsiurbia pieną. Na, o dideli šaldytuvai turi kartais atlaikyti ir labai didelį krūvį. Jiems keliami ir saviti reikalavimai. Jeigu melžiama yra vakare ant rytinio melžimo pieno, melžimo metu pieno temperatūra šaldytuve negali pakilti daugiau kaip 10 laipsnių. Tai bus užtikrintas kokybiškas pienas ir rytinio, ir vakarinio melžimo. Šio ūkio šeimininkas už aukštos kokybės pieną iš perdirbėjo gauna priemoką – 4 centus už litrą. Ūkis parduoda 3,5 tonos pieno per dieną. 120-100 litrų. Per dieną mes gaunam vien tik tai, kad pamelžiam tvarkingai, kad mūsų gyvuliai yra sveiki, mes teisingai termiškai apdorojam pieną, turime teisingai atšaldom, teisingai išsiplaunam linijas, teisingai naudojam jas. Laidos ekspertai pamatė, kaip melžiamos karvės ūkininko Audriaus Banionio fermoje ir žinodami, kad dėl tokio aukšto melžimo lygio bakterinis užterštumas yra 10 kartų mažesnis nei leidžiama, nusprendžia patys įsitikinti pieno kokybę. Pasivaišykim šito gaspadoriaus kokybiškų pienų, už jo karvių sveikatą ir gerus rezultatus. Pritariu. Nesvarbu, dideliame ar mažame ūkyje melžiamos karvės. Gero pieno primelžti įmanoma visur. Svarbiausia laikytis higienos taisyklių ir saugotis mikrobų. Vis dėlto melžimas ne tik investicijos į gerą įrangą. Gerą pieno kokybę ir karvės sveikatą labai daug lemia žmogaus profesionalumas. Tikimės, kad po laidos matytus ekspertų patarimus galėsite išbandyti ir savo ūkyje. Kaip jums sekėsi, galite papasakoti ir mums, parašę adresu, kurį matote ekrano apačioje. O kitoje laidoje matysite apie tyrimus ūkyje ir kaip juos galima panaudoti gerinant pieno kokybę. Šį kartą tiek. Iki pasimatymo kitą savaitę tuo pačiu metu. Likite su Lietuvos televizija.